Mes džiaugiamės tai, kad šiandien Vilniaus miesto savivaldybė gali paskelbti šią žinią viešai, taip kaip ir buvo suderinta su investuotojais. Ir iš tikrųjų pasaulinio lygio žinomas prekybos tinklas, prekiaujantis namų apyvokos baldais, maisto produktais ir visa kita, ateina į Vilnių. Tai yra būtent IKEA. Ir šis ženklas žinomas matyti daugeliui mūsų gyventojų ir be abejonės visame pasaulyje. Ir džiaugiamės tuo, kad IKEA'os ateimas tai reiškia ir papildomas investicijas į Vilniaus miesto ekonomiką, tame tarpe be abejo ir šalies, nes bendras investicijų dydis per 2 etapus bus apie 300 milijonų litų. IKEA ne veltui pasirinko tik Vilnių, nes iš tikrųjų jie galėjo rinktis rinkosi tarp 3 Baltijos valstybių. Ir būtent šioje skaidrėje aiškiai matoma, kad 300 km spindulių aplink Vilnių yra 16 milijonų gyventojų rinka. Matyt, šiandien galim drąsiai pasakyti, kad nežinau miesto Europoje, kur galėtų ateiti investuotojas ir po 6 mėnesių, netgi nepilnai po 6 mėnesių, gauti patvirtintą detalų planą, taip pat turėti sutartį dėl paramos parengiant teritoriją, per kurią buvo praktiškai iškelti metaliniai garažai iš minėtos teritorijos padedant savivaldybei, na ir daugelis kitų dalykų. Tai yra, kad tik tai investuotojas būtų patenkintas ir kad jisai pasirinktų Vilnių, o ne kitą vietą. We are delighted to be here today to announce that IKEA will be opening in the city of Vilnius. We have been working towards this goal for a long time, and it has been an interesting and an educational project. During the years I have been coming here, I have seen a tremendous change in Lithuanian society, and I can mention things as infrastructure, the rebuilding of the old city, and a general improvement in the quality of life.